Deividas Warkas Griffithas – svarbiausias kino pionierius. Oskaro apdovanojimą pelnęs kino režisierius. Tačiau iš pradžių jis save išbandė kaip aktorius ir scenaristas. Griffitho išskirtinis bruožas kine buvo tas, kad jis norėjo parodyti žmogišką psichologiją per literatūrą. Jis pirmasis kine panaudoja skirtingas žanrų formas bei stilistiką. Griffithas nuosekliai tyrinėjo tuo laikmečiu sukauptą kinematografinę patirtį. Rezultate jis buvo pirmasis, kuris padėjo pamatus naujai specialybei – kino režisūrai. Dar vienas įdomus faktas tas, kad Griffithas aikštelėje kino kamerą naudojo kaip aktyvų instrumentą. Taip pat Deividas savo filmuose tobulina žaidimą su ritmu, kuris padėjo pasiekti dramatišką efektą. Vienas žinomiausias trumpametražis trileris, kur yra panaudotas paralelinis montažas, yra Nuošali vila 1909 metų, kur banditai įsilaužia į namus, o mama su savo dukrom užsibarikaduoja ir susisiekia su savo vyru. Čia veiksmas vyksta skirtingose vietose vienu metu. Griffithas geriausiai žinomas kaip kontroversiško ir novatoriško filmo Tautos gimimas ir filmo Nepakantumas režisierius. Tautos gimimas, sukurtas 1915 metais, laikomas vienas svarbiausių ir įtakingiausių filmų visoje kino istorijoje. Jis buvo begarsis ir nespalvotas, šlovinantis Ku Klux Klaną ir propaguojantis rasizmą. Tai buvo pirmasis filmas su ilgiausia trukme apie 3 valandas. Šiame filme pirmą kartą buvo panaudotos įvairios novatoriškos technikos. Pavyzdžiui, šuoliuojančių žirgų rodymas iš apačios, pasinaudojant į duobę įstatytą aukštyn nukreiptą kamerą. Bet kone didžiausias indėlis tai stambus planas siekiant parodyti žmogaus emocijas. Taip pat linzės naudojimas norint išgauti vinjetės efektą. Tautos gimime Griffithas pirmasis pademonstravo, kaip ekrane valdyti didelės žmonių mases. Dar vienas šio kino aspektas tas, kad kai kurios mūšių scenos buvo nudažytos raudonai, o kai kurios scenos buvo filmuojamas naktį laužo šviesoje. Be kita ko, jis buvo pirmasis istorijoje įvedęs prasmingų kadrų seriją. Pavyzdžiui, antrasis kadras pilnai paaiškina pirmąjį. Po Tautos gimimo buvo sukurtas filmas Nepakantumas, kuriame jungiami 4 pasakojimai. Babilonijos žlugimas, Kristaus nukryžiavimas, Baltramiejaus nakties įvykiai ir 20 amžiaus pradžios Jungtinių Amerikos valstijų provincijos gyvenimas. Filme naudotas paralelinis montažas padėjo sukurti įtampą ir manipuliuoti žiūrovų jausmais.